Sveiki. Na ką, pasiskaičiau jūsų visų komentarų, kad norėtumėte pamatyti mano sandėliuką, kurio aš iš tikrųjų šiaip niekada nerodžiau. Buvo pora išimčių, kai vyras parvežė nemažai iš Amerikos, tada kai šūtas gaudavo, bet o taip bendram vaizde, tai tikrai nesat matę. Tai prisiverčiau, užkrovau visą virtuvę ir pradėsim rodyti. Tai iš karto įspėju, kad garso klausimas tikrai gali keistis, nes man vis reikės pakilt, pasimt, nes tiesiog aš jų turiu pasirodo tiek, kad, suskirčiau krūvelėm, bet jos pas mane netelpa. Kai kurios ant kėdžių, kai kurios dabar ant žemės. Tai man reikės kalnuoti, tiesiog rodyti ir padėti. Tai labai atsiprašau, jeigu tas garsas šokinės, bet yra kaip yra. Dar vienas dalykas, aš niekur nesižymėjau, kur kada ir kelintais ten metais pirkau ir panašiai. Netgi kai kurių net neatsimenu jų atsiradimo pas mane šaltinio. Tai bus padrikai, bet tiesiog pačiai įdomu pavartyti, visai įdomu pažiūrėti, ką turiu, galbūt kažkas jums sudomins. Kai kuriuos visai netgi gal ir parduočiau, nes skonis keičiasi, tai gal aš ir paminėsiu, kad galite susisiekti ten, tarkim, dėl kažkurio rinkinio. Bet didžioji dauguma tai yra man kažkada ateity. Ir ką, važiuojam? Na ką, nieko nelaukiam, paprastai tiesiog ant stalo įimu po vieną ir rodo. Pradėsim nuo Dimensions. Tai Argold ar paprasti tai tikrai neskišiu, tiesiog suskišiu kaip Dimensions. Tai galim važiuoti. Tai neseniai galbūt šitai rodžiau, kai siunčiau Ramūniai padaryti man sagą variantą. Tai čia yra mano turbūt viena didžiausių svajonių. Esu minėjusi, kad dar yra Soulfest Mesa. Su Ilona rašomės, ten vis dar nenusprendžiam, kaip darysim, bet labai svajonė. Tai yra šita ir dar viena. Man šitas dizainas, ne tą turiu omeny, tematika man labai patinka. Tai esu jau užsivinėjusi vieną iš peditų. Dabar aplinkui neturiu, pas mus amžini remontai, tai visi išsivinėti ir rėminti praktiškai ir padėta. Pas mane vis dar kaba kalėdiniai, nes tiesiog aš neturiu kur kalėdinių nuėmus padėti ir negaliu tų savo įrėmintų, kurie yra nekalėdiniai, ištraukti dabar iš sandėliuko. Bet šiaip šita tematika man yra viena priimtiniausių, mylimiausių, tai manau, kad šitą neužilgo ir pradėsiu, o galbūt kažkada ir ne antrą dalį, bet tokia kaip ir susijusia tema Soulfest Mesa, galbūt kažkada įsigysiu. Tai va, dabar visai kita tematika. Paukščiukai. Čia labai įdomiai gavosi. Gavosi taip, kad Ramūnė, jeigu netyčia žiūri, tai yra tokia siuvinėtoja, siuvinėtoja, su kurios mūsų vaikas, mano vaikas ir jos vaikai ėjo kartu į vieną darželio grupę. Tai jinai kažkaip planavo parduoti, tai aš paprašiau, kad jinai man parduotų. Mes susitarėm ir aš tiesiog darželio šitame spintelį atsiėmiau. Tai va taip pagavusi, kad radau vaiko pasimti ir spintelį radau. Tai čia dar reikėjo su COVID-u, senokai. Tai va, tai iš antrų rankų nusipirkau. Visai norėčiau pradėti, jis man tikrai labai gražus. Aišku, su žieminis. Tai dar galbūt ne dabar, va. Aišku, kad keiščiau medžiagą. Kaip matau, 2013 metų dizainas. Bent jau, taip, nes čia 12 metai nurodyti, tai 13 metais tai daugiau negu 10 metų. Šitas dabar rinkinukas, aš pamiršau, kad aš jį turiu. Realiai pamiršau, tiesiog radau, aš jį turiu, aš jį tikrai pirkau. Bet paskui atsiminiau, kur aš jį pirkau. Aš jį pirkau senais laikais, buvo toks dalykas kaip siuvinėtojų susitikimai Kėdainiuose. Kultūrų rūmuose susirinkdavo keliasdešimt merginų iš forumo, tais laikais buvo siuvinėjimo forumas ir atvažiuodavo rankdarbiai gyvai. Ir aš rankdarbės visiems metams prisipirkdavau medžiagų, nes gyvai gali pasižiūrėti tas spalvytas ir karts nuo karto rinkinį. Tai žodžiu, atgaminau, nors šiaip realiai buvau pamiršus, kad aš šį turiu ir tikrai neplanuoju greitų metų siuvinėti. Nežinau, kaip aš šį pirkau, man jie nėra tokie jau žiauri faini ir gražus, bet kažkada prieis rankos. Kažkoks jis pas mane labai paplyšęs, nesuprantu, turbūt sugadinau atidarinėdama. Aš visus savo rinkinius atidarau, neklauskit kodėl, bet aš juos gavus atidarau. Taip, kitas, kurio sagą jau turiu, tai visa, Jėzu, kaip man čia netilpa, nes į štatyvą tiesiog rankose. Tai
Va toks gražuolis, tikrai visiškai mano tematika ir visiškai mano stilius. Tai tikrai jau turiu netgi sagą savo appse. Tai manau, kad gal reikėtų šį pavasarį arba vasariop ir pradėti. Tai nusiėmiau pirmą krūvą ant žemės metam. Taip. Aha, ir dabar iš didžiųjų turiu likučius. Šitą darbą turiu likučius, jis man labai gražus, šitą koinę. Kažkas man atidavė likučius, net nebeatsimenu kas. Bet štai. Tikėtina, kad neužteks. Kažkaip vienu momentu vos nenusipirkau. Gal šiaip ir nusipirksiu, tiesiog iš pačių likučių sunaudosiu, nežinau. Tai vat. Gal vertėtų ir visą nusipirkti, o nerizikuoti, kad pasibaigs siūlai. Pažiūrėsim. Oi, čia ne iš ten. Buvo prilipęs, net nemačiau. Tai va, tada šitą darbą irgi turiu likučius. Šitą gavau, atsimenu, iš Andželikos. Va, visi likučiai yra. Mačiau, saga irgi yra. Tai nežinau, čia jisai gal mažesnis šiek tiek negu koinė, tai mažiau gal ir rizikuosi su tom spalvom. Labiau, kad... Ai, nors nenoriu sakyti, gal vien mažesnė kauntą siuvinėjo, bet panašu, kad medžiagos nėra, tai tikėtina, kad ne. Tai... Aišku, siūlo atrodo nemažai, bet reikėtų tada turbūt labai gerai kauntą susimažinti ir vis tiek rizikuoji, tai nežinau. Likučius turiu, darbas man patinka. Žiūrėsim. Iškrito siūlai ir nematau, kaip juos sudėti atgal. Gerai, paskui. Ir taip, ir šitą aš esu pradėjusi, tai tiesiog čia yra jau pats įpakavimas. Irgi pradėtas, kiek aš jį turiu, gal 10%. Važiuosim kažkada tolyn. Tai va, tai tiek buvo iš didžiųjų dimensions. Dabar parodysiu petitus ir, na, šiaip mažesnius. Susikraunam į krūvą. Atsiprašau, kaip minėjau, garsai turbūt bus skirtingų garsų, bet man kitaip tiesiog nepavyks. Gerai. Krūva petitų. Ant viršaus papuolė tikrai mano labiausiai norimas petitas ir aš jį tikrai norėčiau pradėti rudenį link žiemos. Jis man fantastiškai gražus. Aš jį pamačiau pas Liudą, ar Liubą, dieve mano. Na, tokia ukrainietė gana žinoma siuvinėtoja blogerė, tai Jėzus Marija, Liuda, jo. Tai vat, jinai kažkada prieš porą metų siuvinėjo ir aš tiesiog įsimylėjau ir ieškom su vyru, kur aš čia galiu užsisakyti, tai kažkur iš eBay'aus ir užsisakėm. Nu, fantastiško jis man grožio, kiekviena detalė kalėdoms, iš kitos perspektyvos, ar ne iš kalėdų senių. Labai. Tai aš labai norėčiau šiais metais jį pradėti. Kitą turiu drugelį, irgi iš tos pačios minėtos Kėdainių renginio, irgi šio rankdarbių, tada nusipirktas. Šitas atkeliavo jau, kaip suprato, tą tematiką aš mėgstu, tai aš kaip pirkau tą kitą petitą, kurį Riloną yra siuvinėjusi, ir aš Soapest Blend, gal, jo. Tai tuo pačiu ir šitą užsisakiau, esu pasakojęs istoriją, man tiesiog užsisakiau, sumokėjau ir tada pasakė, kad nebeturi, tai paprašė išsirinkti kitą pagal tą pačią kainą. Gera kaina, ar ne, už raritetą? Tai 99 metų yra rariteta. Tai užsisakiau tada šitą. Labai gražus. Tos detalės. Fantastiškas. Tada turiu... Dabar suprantu, kad ne viską turiu, nes šitą tikrai turiu ir kitą dalį. tą pirmąją. O tai kuris yra? Nu gerai, nufilmuosiu viską, dar kartą perkratysiu dėžes. Ir tada bus padrikai, nu nes tiesiog žinau, kad aš turiu šitą pirmąją dalį, nes šitas naujesnis, bet aš turiu ir tą pirmąjį. Tai eisiu dar paieškosiu, paskui jau kai viską čia nufilmuosiu, tada dar eisiu perkratysiu, gal dar tų tokių užmestukų nukris. Tai va, turiu šitą ir pirmą ir antrą dalį, nei vienas nepradėtas. Tai kur ta pirma dalis? Ir turiu šitą grožį. Visai netgi porą kartų svaršiau, kad galbūt dabar reiktų pradėti, ar ne, ant alyvų žydėjimo. Nes čia hydrangea, čia turbūt yra šitos, o dieve. Užkrito, dieve mano, nu kur aš esu didžiai darbą, tenais jos yra. Hortenzijos, va, atkrito. Buvo užkrito ir atkrito. Tai visai gal ir norėčiau pradėti. Visai vienas iš tų variantų, kur galbūt pasirinkčiau dabar. Ir tada porą paprastų.
Šitą esu gavus dovanų iš Anos, siuvinėtojas, kuri dabar nelabai siuvinėja, daugiau piešia, bet tai va, turiu toks labai gražus ir tada turiu 2 iš kolekcijos, aš neatsimenu, kiek jų yra, gal 4. Tai turiu šiai dienai 2. Gal kažkada turėsiu ir visus, o gal kažkada turėsiu visus išsiuvinėtus. Tai... Va, žiūrėkit, man tiesiog nukrito. Va, sakau, kad turiu abu. Ant kėdės nuslydo nuo stalo. Turiu abu 2. Tai vadinasi, niekas nepasiklydo, tikrai visus susirinkau. Tai va, viskas. Tai petitų turiu 5, 6 Dimensions petitus. Laukia savo gyvenimo eilės. Tai su Dimensions tiek. Neskaičiuoju dabar, kiek aš visko turiu. Tiesiog yra kaip yra. Ką dabar? Dabar galim prieiti prie Riolio. Riolio pas mane irgi yra nemažai. Šiaip jau. Taip. Kolekcija, kurią aš bandžiau parduoti. Tai jeigu dar yra norinčių nusipirkti, tai rašykit, perleisiu. Jie gražus, aš nieko nesakau, bet, nu, neprisiruošiu. Spalvoti tokie, nu, tikrai faini. Parduočiau iš pigiau, negu čia parašyta. Bet kažkaip neprisiruošiu. Šiaip jie spalvoti, tokie gyvybingi, čia ir karoliukai, ir kitoksai siuvinėjimas. Tai va, tai pasvarstykite, jeigu kažkas nori, šitai yra 4, šita 4 kolekcija yra parduodama. Taip, tada neseniai rodytas. Šitas, aš jį pamačius įsimylėjau, tai jis yra dabar procese gaminamos sagos. Galbūt kitą žiemą ir pradėsiu, nu man labai, tikrai žiauriai gražus. Tada, dabar jau siuvinėjama, tai jūs dar nematėt, aš tik sakiau, kad planuoju siuvinėti, bet aš jau jį siuvinėju, tai pamatysite balandžio apžvalgoje. Šitas gražuolis bus mano mamai, tikrai ne ant gimtadienio, kuris bus už 3 savaičių, nes turiu 10% išsiuvinėta, bet tikėtina gal ant kalėdų padovanosiu, arba ant kito gimtadienio. Tai va. Turiu darbą dar štai tokį, kur irgi perleišiau. Jeigu susidomėtų kažkas, aš jį laimėjau kažkokiam žaidime. Siuvinėtojų ten, kur visas atneša dovanas, tada trauki dovaną, tai jis yra laimėtas, bet aš jį nesiuvinėsiu. Nu, šiaip jis gražus, bet aš tiesiog neturiu kur jo pritaikyti. Tai. Kitas darbas, kurio labai norėjau ir kai gavau dovanų, taip ir nepradėjau. Bet gal reikėtų. Oi, fokusuojam, va. Nu, jis man tikrai labai patinka. Toksai mūsų lietuviškos vasaros kaimo nostalginis variantas. Ir čia yra pusvilnė, tai aš ta beprotė, kuri mėgsta pusvilnę. Tai, nu, tiesiog reiktų imti ir pradėti. Nu, gražus. Ir ypatingai dabar aš siuvinėju tos darbus, kurie visai čia ne pavasariški, ne vasariški. Tai gal reikėtų. Tai va. Ir tada turiu tokį, tikrai neatsimenu, irgi gal laimėjau, gal dar kažkas, bet gal dukra kažkada siuvinės, kai pradės siuvinėti. Tai toks. Ir paskutinis, kurio sagą irgi jau mačiau, kad yra, ir kurią irgi tikrai norėčiau pradėti, man jis yra labai labai gražus, aš jį pirkau, ne, aš jį gavau dovanų iš Vilmos, Vilma, jeigu žiūri linkėjimai. Aš jį gavau iš Vilmos dovanų prieš kelis metus, nes jinai žino, kaip aš zyziu ir kaip aš jo norėjau, bet jis dar vis dar nepradėtas. Tai štai. Man jis labai tos detalės, visą kitą. Kokia čia šalis, gal parašyta? Ne, nieko čia neparašyta. Kaip jis vadinas? Taip, be pavadinimo. O gal visi Rioliai be pavadinimo? Nu, gal. Tai va, bet čia ne vilnoniai paprasti siūlai ant juodos aidos. Šiaip labai didelis, 50-25, nu tai pusę metro, aš žinot, tokių nesiuvinėjau didelių. Tai bus išbandymėlis, bet čia 14 aida, tai gali būti, kad aš keisiu tiesiog į mažesnę. Tada bus mažesnis, nes šiaip tikrai pusę metro, Jesus Christ, tai kaujat. Tai va, Riolio tiek, daug. Realiai pagal turimą kiekį, tai gal net Riolio turiu daugiausiai. Nors žinau, kad ne visi mėgsta Riolį, bet aš esu ta, kuri mėgsta.
Gerai. Didelė krūva. Gerai, dabar tada tokių, kur nedaug turiu. Tai šitą irgi rodžiau, nes Saga gaminama Anchor drambliukai. Tai tik Anchorų turiu tik vieną. Aš esu vieną išsivinėjusi alyvų laukus. Aš esu padovanojusi savo anytai. Tai tiesiog turėjau 2 darbus. Vienas pabaigtas, šitas nepradėtas. Bet ruošiama Saga. Ir tada turiu 2 mereškas darbus. Tai yra štai šitos aguonos, jas gavau iš Ilonos. Ačiū Ilona, labai norėjau savo laiku ir nepradėjau. Nu gal kažkada gyvenime. Mereška man visai patinka, man net darbai gražus, tai kažkada. Ir kitas mereška yra tikrai puikiai jums žinomas ir matytas, tai Amerika, New Yorkas. Kai jis išėjo, aš taip buvau visai nelabai suinteresuota, bet kai Ilona siuvinėjo ir šiaip pamačiau užsiuvinėtų, tai jis mane pakerėjo jau po laiko. Ta prasme, tai nebuvo meilė iš pirmo žingsnio, tai ta meilė atsirado su laiku. Tos detalės. Tai Sagą irgi turiu. Gal rudenį reikės pradėti. Šiaip su juo yra taip, kad aš ir vyrui sakiau, tai sąmoningai šiaip aš jo nepradedu. Nes sakiau, kai aš išsivinėsiu, tada pradėsim planuoti kelionę į Ameriką. Tai šiai dienai tiesiog žinau, kad to nebus. Tai sąmoningai ir vėlinu, nes tiesiog žinau, kad dabar remontai pas mus begaliniai. Su dukra noriu, kad paaugtų, kad daugiau galėtų nueiti, nes vis tiek važiuotume su ją. Tai jinai irgi pati nori Ameriką, bet norėčiau, kad tai būtų kokių bent jau 14, kad jinai ir atsimintų ir daugiau nuveikti galėtume, žinant New Yorko galimybės. Tai neplanuoju greitų metų dar. Gal rudenį pradėčiau, bet aš žinai, kad neplanuoju greitų metų pabaigti. Nes tiesiog noriu labai Ameriką, čia yra mano svajonė, bet ne dabar. Tiesiog, kad išnaudotume pilną potencialą, dar ne dabar. Tai va. Aha, tada dar turim Arto. Turiu Arto nemažai. Estų gamybos, jo, gamybos turiu skaitus. Tai nežinau, turiu tokį, kuris šiaip jau kažkada buvo labai didelė mada, Junonės laikais, linkėjimai Hebra, kas yra iš Junonės laikų, labai daug siuvinėjo, ir Monika siuvinėjo, ir Ilona, ir Dominika, visos siuvinėjo, ir aš tiesiog ir Inga, man atrodo, siuvinėjo, tiesiog visos iš šalies taip siuvinėjo, kad ir aš kažkodėl užsimaniau, bet čia buvo visiškai bandos jausmo pirkinys, arba dovana, net neatsimenu jau. Labai seniai buvo, labai seniai, mes kalbam kokius 6-7 metus atgal. Ir va, tai aš šitą turiu ir aš jo net nelabai noriu, bet jisai guli ir guli. Tai gal kažkada, gal kokią einytę išsiminėčiau. Tai va, tokį turiu. Tada šito irgi kažkada labai norėjau ir aš jį gavau dovanų, tikrai atsimenu, būtent iš Junonės merginų per savo gimtadienį. Jie ir laputė, tai laputė jau seniai išsiminėta, buvo padaryta pagaliu, to pagalvės užvalkalas jau irgi pasenęs, tai dabar aš vėl turiu tą laputę išsivinėtą tiesiog medžiagos pavidalu, nes jinai jau atgyveno kaip pagalios užvalkalas, tai gal reikėtų vėl rėminti ar panašiai. Tai va irgi tie patys 6-7 metai atgal, man jisai buvo labai gražus ir aš jo labai norėjau, aš turiu tokią princesę pas save namuose. Ir kažkaip niekad nepradėjau, gal reikėtų, pakeičiau medžiagą kokią sidabrinę ar net tą pilką. Išsirašiau Sagą 1, 2 ir viskas. Čia aišku daug bieso, bet aš bieso nebijau. Tai tikrai gražus. Aš net buvau pamiršus, kad aš jį turiu. Ir tada 2 mažiukus turiu. Irgi buvo iš norų. Neatsimenu, ar pati pirkau ar gavau dovanų. Toksai vat duetas. Labai gražus kalėdiniai, tokie neįpareigojantis. Su uogytėm. Baltom uogytėm ir raudonom uogytėm. Labai gražus, paprasti. Čia galima net medžiagos nekeisti, nes tamsiai mėlynas mėlynaida ėmė ir siuvinėja. Tai va, iš Arto tiek. Jėzu, kokia krūva susikaupė jau ant žemės. Gerai, dabar bus agresorių rinkiniai, dėl kur aš abejojau, bet įvam pasižiūrim ir jų pirkti nerekomenduojam. Jeigu turite iš anksčiau, galbūt prisiminsite, kad turite sandėliuką ir galite pradėti, bet pirkti jų aš jums nerekomenduoju.
Ovenas, kurį buvau pamiršus, tiesiog buvo prilipęs prie kažkurio rinkinio, ką tik ištraukiau, tai labai graži meška. Dabar kaip tik šiandien baigiam su vyru serialą žiūrėti apie Aliaską, visai būtų tema. Tai va, gražus jisai, čia daug pusinukų, nu šiaip Oven gražus rinkiniai, čia nesiginčiam, tik tai aš esu išsiuvinėjus ir kalnus, tuos upės, tai į temą gražu, nesiginčiam. Tada dar nebaigtas, dar šiek tiek liko viršui, bet dar nebaigtas, gal, kai pamatysite balandžio apžvalgą, bus pabaigtas. Tada žarptica. Šitą kažkur gavau prie dovanų, tikrai nepirkau, šitas irgi man atrodo šiaip dovana, bet šitas tai gražus, nesiginčiu. O tas tai nežinau, gal kažkada. Tada pradėtos irgi neseniai matytos mano papugos. Ramunė gamina sagą, kažkada pratęsim. Taip, dabar bus daug panos. Šiai pana yra mėgstas, buvo mėgstamas mano gamintojas. Tai čia turiu likučius. Irgi Junonės įtakos, irgi Junonės laikai siuvinėja, man atrodo, Monika. Ir kažkada aš kažkokį filmą žiūrėjau, man labai patiko, ten irgi buvo valtis ir aš sakiau, aš to filmo kaip ir garbiai išsiuvinėsiu, bet praėjo kiek 6 metai, net neatsimenu, koks ten filmas buvo. Tai va, likučiai. Susimažinus, man atrodo, gal čia Monika man ir atidavė. Monika arba Dominika, tai tikėtina, kad jos mažinosi kauntus ir siuvinėjant kitos medžiagos, tai kad gal ir užtektų tų siūlų. Plius, man atrodo, pana damce denda, jeigu aš neklystu, tai realiai galima atsiskaičiuoti. Čia dovana nuo Ilonos. Labai gražus pelėdų lentyna. Tikrai labai graži. Tikrai labai gali papuošti, ypatingai jeigu prie kažkokios panašios lentynos ir spintos. Rožinis fonas man labai gražus. Ir labai daug detalių. Tai, nu labai. Pažiūrėkit, padelės kažkokie vadini ir tai pelėdytės. Labai. Man pana, aš tikrai nesiginčiu, man labai gražus dizainai. Oi, va. Dar viena dovana seniai, irgi kaip iš Vilmos, iš kurio buvo Riolio tas miestas naktyje. Ir šitą, nes aš apie šitą drakoną zyziau daug metų, bet jis buvo labai labai brangus. Tai aš ir nepirkau, bet labai labai noriu. Ir atsimenu dar, kai Jurgita siuvinėjo jį. Aš jau tada svaikau, galvoju, kaip fainai išsiuvinėjo. Reikėtų paimti ir pabaigti. Dar tais laikais mano dukra buvo visiškai ant drakono pamišusi. Dabar jau šiek tiek išauga. Tai čia labai įdomus variantas. Čia yra milžiniška aida. Tai aš nežinau. Aš tikėtina, kad aš keičiau aidą. Medžiagą keičiau į mažesnę. Nu, nes aišku, čia tai metro beveik dydžio negauna didelę pagalvę. Nu, nežinau. Jis man labai labai gražus, bet aš nežinau, ar aš noriu kaip tokios pagalvės didelės. Nežinau, žiauriai gražus, bet aš gali tiesiog pasidaryčiau kaip ant kokios gražios spalvos medžiagos, kad ir tamsiai mėlynos, arba kokios nors ten violetinė, nors čia reikia žiūrėti, kad nesustapatintų ir tiesiog išsiuvinėti. Įdomu, gal kažkas esat matę pavyzdžių, kokių nuotraukų išsisaugoja, gal pasidalintumėt, kaip atrodo, jeigu jisai būtų siuvinėtas rėminimui, o ne pagalbiai. Arba gal ir pagalbiai, bet mažesniam. Nes galima tiesiog susimažinti countą ir pasidaryti mažesnę pagalbėlę. Žodžiu, labai labai norėjau, o kai dabar reikia įsiuvinėti, pritaikyti, tai kosmosėlis. Kokia čia dydžio taida, jaučiu kokia dar didesnė negu 11. Nerandu. Ne, nerašo. Gama. Aida Fabric. K03. Na, žodžiu. O Jurgita, kaip tu užbaigei? Tu pasidarai pagalbę? Neatsimenu. Ir tada mano viso gyvenimo svajonė, kurią aš labai norėjau ir jinai buvo labai brangi. Ir aš šiandien nusipirkau, aš jau mačiau, kad jinai išeis, bet jos dar niekur nebuvo pardavime, bet aš jau gal kokius porą mėnesių jau kaip naujieną būsimą išleidau ir aš ją siunčiausi iš tos pačios agresorės, na aišku, čia irgi kokie 6 metai atgal, supraskit. Bet dar net nebuvo išėję, aš prie zakazą ten dariau, nu žodžiu, 100 metų, nes čia buvo mano vyru irgi sakiau, čia mano įsigėjimo svajonė, čia yra mano siuvinėjimo viršūnė, nu bla, ir tiesiog buvo,
Viso ko noras, viso ko. Tai kas mane pažįsta tiek metų siuvinėjime, tai, na, ir iš siuvinėtojų turiu menį, tai galbūt ir žinos, tai yra mano pana žemėlapis. Aš nemeluoju, tai buvo mano tikrai kokius 3-4 metus yra viso gyvenimo noro siuvinys. Absoliučiai. Čia buvo viskas, ko aš norėjau savo siuvinėjimo karjeroje. Ir niekada taip ir nepradėjau, nes neišdrįsau. Aš jau daug kartų buvau atidariusi. Čia net ir matosi. Daugybę kartų apžiūrėjusi, ištraukusi. Aš esu netgi visą schemą išdėliojusi. Senam bute dar kai gyvenom prieš porą metų. Aš ištraukiau visą schemą. Ir jinai man, na, visą išskleidus, ten, aišku, už daug dalių jinai susideda, visą išskleidus man užsipildė visas kambario grindų plotas. Tas mes čia gal 40 lapų. Ir yra dideli, milžiniški, na, kas su nepana žino, kad ten dideli tos schemos. Tai tais laikais jokių sagų nebuvo, bet aš mačiau, kad yra sagos variantas. Tai galbūt visai būtų proga pradėti. Nu, ta prasme, aš įsigijau, kai jo dar parduotuvėse nebuvo. O ir jau daug kas yra išsiuvinėję. Ir plius su saga būtų daug paprasčiau ir lengviau. Nu, tikrai, ta prasme, meno kūrinys. Net nereikia Vatikano lankyti. Galiu turėti Vatikaną namie, taip sakant. Tai va. Čia mano visą gyvenimo noras. Milžiniškas. 63 ant 45, bet čia mažas kauntas. Tuoj pasakysiu, biškai, nuo jūsų. Ne, nepasakysiu, nes čia viskas man išmakaluota 100 kartų 100. Nežinau, dabar neatsimenu, koks čia kauntas. Didelis. Tai va. Reiktų imti ir pradėti turbūt. Bet aš net neturiu kur. Aš rėmų nenaudoju. Ant didžiausio kusnepo, bet tos medžiagos labai daug. Nu, žodžiu, nežinau. Bet čia mano viso gyvenimo darbas. Aš taip save pozicionavau ilgą laiką. Taip. Tada. Anchor. Pažiūrėkit, sakiau, kad turiu tik tai dramblius Anchor. Pasirodo, turiu dar vieną Anchorą. Maja kolekcijas. Labai gražus. Gal kas man iš seniau seko, žinot, kad aš siuvinėjau Dimensions tigrą profilio. Ir man labai tuo metu patiko, aš labai džiaugiausi, man jis, nu, tikrai vienas mylimiausių mano darbų iki šiol. Ir štai šitas tigras, netigras čia leopardas, man buvo labai kažkaip į temą. O tais laikais kažkaip depo, man atrodo, mes Vilniuje turėjom depo, bet tas Panevėžy kažkaip man tas depo sulipdavo. Ir karts nuo karto, irgi čia labai seniai, gal kokie 5 metai atgal važiuodavom, būtent kai lankydavomės Panevėžy, važiuodavom į depo ir aš vis karts nuo karto kokį rinkinuką nusipirkdavau. Tai tas pačios tie patys mano drambliai iš ten pirkti, tas pačios, kaip aš minėjau, levandų Anchoras iš ten ir šitas. Tai kažkaip nusipirkau, padėjau ir pasibaigė. Bet realiai, taigi saga, man atrodo, irgi yra, įmi ir siuvinėja, čia net nėra tai baisiai daug. Nes, tarkim, šita dalis net nesisiuvinėja, matosi, tai aišku, keičiau medžiagą, pritaikoma labiau. Labai daug pusinių na fone. Nu, čia jau pilni, bet irgi, man atrodo, čia net ne viskas siuvinėjasi. Tai man, labai gražios sakytės. Tai aš šitą darbą buvau pamiršus, dabar kai traukiu, aš atsiminiau, kad aš turiu. Geri laikai būdavo, ar ne, kai 20 eurų kainuodavo, na, goldas vadinamas. Dar tokie parduotai kaip depo. Taip, turiu Lukos. Luko turiu 3 darbus, sakau, 3 rinkinius. Jie visi yra dovana nuo Dominikos. Tai svarainiukai, kurių irgi saga yra kuriama. Irgi norėčiau pradėti galbūt vasarą. Ir čia net nežinau, ar verta keisti medžiagą, nes šiandien, aišku, nėra Aida. Aida nesimatys. Bet jinai va tokia, jinai tokia speciali tam. Aišku, gal kokį liną priėmus natūralų panašus efektas būtų, bet aš kažkaip net nematau didelį. Nu, kažkaip man atrodo, kad čia su šitą aidutę gerai viską žiūrėtųsi. Tom, kokia čia jinai lygi, šitom dydžio tą aidą. Neparašyta, tik tai, kad Zveigarto. Ai, 18, nu tai tuo labiau. 18 aidą vaiką tik supratau. Tai labą dieną, tai tikrai nekeičiu medžiagos. Imi ir siuvinėjau. Sagos sulaukė ir varai. Taip, tada šitas abaliukas irgi iš tų pačių pradžių siuvinėjimo. Galbūt, na, žinant, kas kiek siuvinėja, bet, tarkim, aš jau siuvinėjau 9 metus. Tai tikrai buvo šito abaliukų tuo metu
manija ir labai daug kas siuvinėjo. Nu ir ašgi norėjau, bet noras liko norais, kol gavau dovanų. Tai šiaip jeigu kalbant apie tos darbus, tai aš vis tiek dabar nuo svarainių pradėčiau, ne nuo šitų. Bet šitie irgi labai gražus. Aš esu šito tipažo siuvinėjusi grybus ir jie kaba pas mano mačiutę Kėdainiuose. Na ir dar vienas. Irgi to pačiu, Dominikos dovana, prisiminimai apie vasarą. Tai va, labai gražus šitie natiurmortai. Ne natiurmortai, natiurmortai turbūt. Bet judai. Tai visai faini. Tik aišku, šitie yra jau balti, tai čia jau keičiau medžiagą. O jau svarainiukai, tai ten tikrai nekeičiu medžiagėlės. Nu, žinokit, iš tų tokių žinomų dizainų, kūrėjų, tai turbūt šiam momentui tiek. Tada dar turiu šitos man tada surodžius, nes aš jūs norėjau parduoti, aš jų nepardaviau. Tai turiu vieną žandieną. Kačiuką ant aleto aš jį pardavinėjau. Galima nusipirkti, jeigu dovana, tai tiesiog parašykit. Tai šitas. Ir tada turiu DMC raritetų. Irgi bandžiau parduoti, kokios jie yra pas mane. 2 iš jų yra tam tikrų kūrėjų motyvai. Darbų turiuomenį. Tai vienas yra štai šitas. Labai toksai, man jisai toks britiškas, gal net ne britiškas, airiškas, nežinau, kodėl tai man siejasi, bet jis man toks. Šiaip jisai gražus, aš šiandien, nu, taip sakiau, kaip ir pardavinėjau, bet, nu, aš suprantu jo grožį ir vertę. Ir tada kitas yra irgi tas pats tipažas. Štai toksai. Nu, tai čia aišku Londonas, nes raudona turi šitą telefono būdelę. Tai va. Abudu juos turiu ir jie abudu pardavinėjau. Kaip įdomiai, pažiūrėkite, rašo, kad nuo 16 metų. Siuvinėt, o kelintų metų dabar taip greitai ir nerandu. Kelintų metų šitie rinkinukai. Ne, nerašo. Nu, bet seni, tikrai seni. Tai va, tai šitie parduodami irgi. Ir paskutinis DMC irgi parduodamas yra šitas. Jisai brangus ir jis raritetas ir jisai abiejai raritetas. Tai man tiesiog reikia prisiversti, susikurti abiejų ir įdėti juos visus, jeigu Lietuvoje nieks nepirks. Taip. Jo, dabar bus kita tema. Dabar bus mano čartai. Visa dėžė. Tai kai kas kartosis dėl to, kad na, rūtos dovanos. Tai, nu, neišiminėjau iš jų, nes galbūt ne visi matė ir tą video, tai jau kadangi rodo visą sandėliuką, nu, tai visą įrodysiu tiesiog. Tai paskui pasakysiu, kur jau prasidės rūtos, tai kas yra mano. Tai štai toksai, čia man atrodo vyro mano dovana, jeigu gerai atsimenu. Tai toks. Tada turiu tokį žurnalą, Peter Rabbit ABC, tai čia yra schemos, čia tik schemos tai nevartysiu, bet būtent šitų triušiukų abėcėlės. Tai toks žurnaliukas yra. Kaip man dabar čia viską sustiguoti? Tada štai tokį čartą turiu labai gražus, o pati siuvinėsiu šį, man jis labai patinka. Botaninis sampleris su užrašais. Irgi. Steel. Šitas gamintojas. Little House Needleworks. Tai dabar negaliu pasakyti, ar čia vyro dovana, ar čia yra rūtos. Jau nebeatsimenu, bet tiesiog man jie labai gražus, tai tikrai rudenį reikėtų imti ir pradėti. Taip. Tada čia tikrai mano yra kažkada seniai pirktas. Prancūzų, man atrodo, čia skaitas, ir italų. Jų toks specifinis dizainas, jų yra labai gražių, jie tokie spalvoti, ryškus, tai turiu, bet dar nepradėjau. Italų. Italiano. Tai va, tokį turiu. Turiu vienintelę ponę, raganą ponę, ar kaip pavadinsi. Tai Noros Karbet Mirabilių pas mane atsirado, tik tai vat, ką Rūta atsiuntė, bet iki šiol turėjau tik šitą gražuolę, jinai man labai labai graži. Pirkausi, o dieve, vardas užkrito,
pas ką pirkusi neatsimenu, bet žinau tiksliai, kad pas Astą mes kartais vasarą irgi turim siunėti susitikimus, tai pirkau ten, bet Jėzau pamiršau vardą. Merginos jinai buvo išsivinėjusi ją ir turėjo tiesiog antrą, netyčia buvo susiduplikavus, tai antrą pardavė man. Nuostabi. Labai graži. Taip, tada turiu to štai tokį, irgi perkausi senokai, gal prieš kokius 2 metus, iš Casa Ceninos, Džesnenas. Džesnen. Va, labai, labai, labai gražu man. Yra ir karoliukai sudėti. Labai. Reikėtų imti ir pradėti. Ai, žiūrėkit, dar antras iš tos pačios, kur prieš tai rodžiau firmos. Štai tokį dar turiu spalvotą. Christmas in Pink. Dar turiu vieną, čia rinkinys, dar ne čartas, bet aš čia neparduodu, nes jis man tiesiog labai mielas. Čia šiaip yra karališkos šeimos tuoktuvių sampleris, bet aš visai galvoju, kad būtų bairis, pritaikyt šiek tiek ir pasidaryti mano ir vyro vestuvių samplerį, nes mes tokio neturim, bet tiesiog bairis iš savęs, juokinga. Tai kai Andrew su Sara tuokėsi, tai Andrew yra karaliaus Čarlzo brolis. Bet kiek aš žinau, jie su Sara išsiskyrė ir jau senokai dar Diana buvo gyva, kai jie su Sara išsiskyrė. Tai nelabai paėm. Bet man jis tiesiog gražus. Gal netgi nedaryti, pavyzdžiui, šitų vardų pavardžių datų, tiesiog, sutraukti ir tik tai paveiksliukus pasilikti. Nežinau, man jis toks fainas, toksai, jis man mielas širdžiai, nors aš niekada nebus Londone. Aišku, karališkos šeimos dalykus aš seku, man įdomu. Bet, tiesiog, aš jį pasilieku, aš jį neparduodu, nes jis man nėra fainas. Tai man. Tada turiu ne Just Nan, bet Patricia Ann. Labai, labai, labai gražus ir šitą irgi noriu pradėti jau kurį laiką. Kas mane gąsdina, nes yra mereškavimo. Tuoj parodysiu šačiau, jeigu man sufokusuos. Va, matot, mereškavimo nemažai. Tai aš nemoku mereškuot. Tai va, tik tai tas ir gąsdina. Bet šiaip labai, labai man jisai gražus ir šitos autorės yra labai, labai gražių. Yra daug gražesnių šitą. Bet, nes šitą aš sendaikčiuose nukoviau tiesiog. Tai labai, labai, labai gražus, labai patinka. Ir jeigu patiks, tai manau, kad aš jos dizainų daugiau įsigysiu. Irgi yra metalikas, va matosi net blizga. Audinys neaida. Kintų metų įdomu čia yra, nematau. Nepasakysiu dabar. Gali būti, kad ir dar parduodamas iki šių laikų. Jo, linas čia, 28 kaunto linas įdėtas Sveikarto. Labai gražus. Bet jinai, sakau, jinai pardavinėja, tai vat, jeigu jums kažkas tokio gražaus, tai gali pasižiūrėti, tokių grožių pas ją yra. Tai va. Dabar šiek tiek rūtos dizainai, tai, nepykit, kad kartojas, tiesiog, norėt pamatyti viską, ką turiu, tai viską ir rodau. Tai greit praeisim, nes jau rodžiu. Širdelės, labai, labai gražios. Kas yra, fokusuogi. Va, šitas man labai gražus. Ir net nebūtinai tokį užrašą galima darytis. Gali užsirašyti, bet ir su šito užrašu gražu, bet man labai ta juos, fokusuok. Man labai, labai graži ta juosta. Tai va. Tada kita širdutė. Mano dukrai labai patiko. Tada tokia širdutė. Šitą easy galima greit išsiunėti, tikrai čia labai nedaug. Tada labai, labai, labai patikusios papūgos ir kiti. Tai ir labai netgi derinasi prie mano tų kitų papūgų spalvotų. Tai šitą tiesiog reikia imti ir pradėti. Nes šitas tikrai yra vienas, su kuriuos aš noriu pradėti. Ir šitą labai galvojau pradėti. Širdžių Fred. Iš Alisos. Ai, Jėzus Marija, ką aš čia galvoju, čia yra siūlų karalienė, galvoju Fred. Bet, Alisos stebuklų šalyje vaibo, tai labai, labai fainas, gražus.
Tada koinytė kalėdinė, tai kol kas tikrai neplanuose, bet labai graži. Namukas. Fantastiškas. Jau visai noriu tų kalėdinių darbų. Nors reikia atsilaikyti ir dabar siunėti visas va gėlytes. Gėlyčių laikas. Gėlyčių. Kalėdos. Kalėdas. Ink Circles, va, su Ink Circles tai aš turiu planą pradėti ir aš jau turiu sagą. Tik aš, kaip minėjau, ne raudonį daryčiau, gal tamsiai mėlyną, gal, arba tamsiai rudą audinį, mėlyną, pavyzdžiui, arba šviesiai, na, labai gražus. Raudonas pasaulio laivas. Čia kaip Nojaus arką galima praktiškai vardinti, nors aišku, ne, nes čia matau tokia actekų tipo, bet labai gražus. Bet jo, aš visai matyčiau ant tamsiai rudą audinį ir tada šviesiai galbūt, arba ant tamsiai mėlyną. Nu, žodžiu. Taip. Šitą irgi galėjau pradėti, bet dar nepradėjau, nes irgi toksai atsipalaidavimai. Kainas. Šitos schemos jau turiu sagą. Irgi tiesiog susirinkti reiktų medžiagą, siūlus ir pradėti. Tai jau saga pas mane. Nora Corbett. Ir Abilija. Aš čia greičiau praeinu dėl to, kad tiesiog esu rodžiusi už šitos darbus, šitos dizainus. Madame Chantilly, tai, kaip žinot, neseniai ir žiemą dar siuvinėjau kitą jos dizainą. Ir tada... Taip. Tai sakau, nepykit, greičiau praeinu, nes Rūtai labai labai esu dėkinga, jinai tai žino. Bet visai neseniai rodžiau. Tai, kad... Dabar rodau tik tam, kad mastą suprast mano darbų. 40 minučių jau kalbam apie tai. Kokius aš darbus turiu. Kada aš jas išsiuvinėsiu, jeigu net šnekėtų apie jos užtrunka valandą. Nu šitą tai tikrai turėčiau pradėti. Šitas irgi labai fainas. Tomatus. Atsiprašau už triukšmą. Šitą labai noriu ir netgi kažkur neseniai mačiusi, tai jaučiu pas Rūtą. Bet jis man labai labai patinka, žiauriai. Tiesiog irgi yra daugelyčių, labai temą reikėtų imti ir siuvinėti. Ir va šitą sakiau pavasarį pradėsiu, nu Laura, nu pradėk. Tai va, labai gražus. Yra jų panašų dizainų daugiau, labai labai gražus. Ir čia pavasariškas. Nu tiesiog imk ir varyk. Bet kad laiko aš tiek turėčiau. Atsiprašau. Į sveikatą man. Ir keli paskutinukai. Šitas kalėdinis. Ir dar tomatus. Dar pomidoriukų. Taip. Tai šitų visko dabar greit sustabdau, nes dar yra... Ai, ne, dar nestabdau. Dar Mill Hillai. Dar yra Mill Hillai. Tai parodau greit Mill Hillus, o tada šiek tiek sustabdysiu ir atsinešiu likusius, kurie yra toliai nuo manęs, tiesiog reikės ateiti. Dar turim Mill Hillus, kaip aš iš šitą pamiršau. Ir ne tik Mill Hillus, dar turim koraliukus. Gerai, kad nepamiršiu pasideda. Taip, Mill Hillai. Krūvelė. Vanda. Labai seniai norėjau Vandos, jau net ir Karolina turėtų atsiminti, kad aš zyziau apie tą Vandą ilgai. Tai paėmiau ir nusipirkau, kai rankdarbėse vėl atsirado. Nu, man tokia negraži. Aš turiu kitą siuvinėjusi labai panašių fonų rožinių su katyte. Halloweeninį. Tai jie tiesiog vieną šalia kito dėrės. Tada iš naujienų žiemos. Vienas virknumo, aš nusipirkau vieną pabandymai. Taip, tada šitie gražus. Oi. Kalėdinis. Kalėdinis violetinis. Ir tada šitą labai ilgai norėjau. Labai labai gražus. Ir jis yra mano pats pirmas apskritai Mill Hillas mano namuose. Bet dar nepradėjau. Bet jis labai 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 gražus. Ir tada mėlyni. Šitie du. Nors jo gal čia net nesusiję. Kažkaip aš įsidau, kad susiję. Tai va, šitie. Jo, ir tada liko vyro parvežti, tai kažkada irgi rodžiau.
jūrinis gražuolis. Aišku, kad kalėdinis. Valentininis. Ir helovyninis. Nu, klausykit, praėjom praėjusius metų laikus. Jūrinis tai vasara, helovyninis ruduo, kalėdinis žiema ir valentininis, nu, toks pavasaris, žiemos pabaiga. Geras visų metų laikų. Gerai, dabar minutę stabdau, atsinešiu paskutinius darbus. Nu ką. Taip, dar pamiršau karoliukus. Tai, nu, čia ne karoliukai, bet deimančiukai. Mes su dukra esame nusipirkę, vieną esam pradėję, bet jis jau toks išadytas, nenešiau. Ir tada šiaip strana. Tai šiaip aš jau labai daug esu išsivinėjusi. Nu, tas labai daug nesilyginu ten, kur 10, bet, nu, iki 10. Yra likę dabar kol kas tik 3. Tai čia vieni pirmųjų mano pirkti, čia dar kai jie neturėtų 3D efekto. Tokį. Tai va, iš tų senų laikų ir likę tokie. Abudu mėlyni. Ir tada jau iš tų naujų šitas. Tų tokių didelių aš irgi jau tų 3D efektų susivinėjus visus, tai realiai liko šitas man vienintelis. Tai va, tai nuoširdna strana, tik tai 3 belikę. Gerai. Dabar parodysiu keistus arba mažus. Tai va, taip ir pavadinkim. Arba keisti, arba maži. Nu, nestandartiniai, tiesiog elementariai nestandartiniai. Čia nerimas, nemoku nerti, bet noriu išmokti. Tai va tokią su rankinuką turiu, bet dar neprisiverčiau. Tada šitą pirkom su dukra iš Tigerio ir esam pradėję. Jie tiesiog mokosi siuvinėti. Nu, kelis kartus pabandė ir numetė, bet gal kažkada pabaigs. Labai faini Tigeriai, tiesiog jeigu ir su vaikai nori mokintis. Labai tokie faini variantai yra. Kitas irgi dukrai nupirktas buvo, su viltim, kad pradės irgi siuvinėti kada nors. Tai va toksai, labai paprastas ir jisai yra su tokiu dideliu plastiku. Čia yra plastikas su labai dideliam skylėm ir labai storais siūlais. Tai irgi pradžiai mokantis geras variantas. Taip, tada šitą darbą aš esu pradėjusi, kelis kartus pasiuvinėjus ir padėjus. Tai yra lygusių siuvinėjimas, nu iš tikrųjų net nelygusius, o vat visokiais dygsneliais skirtingais. Esu pradėjusi, bet rašo, kad levelis 1, nu bet man tai tikrai ne 1 levelis. Sunkiais man einasi, bet po truputį kažkada reikėtų vėlgi įsitraukti. Su kokiais tenybės aš jums čia rodau, ne? Taip, tokį turiu, kur yra nupiešta, bet jį reikia apsiuvinėti. Pakį čia gal kur nors geriau matos. Ne, nesimato, tai jis yra apsiuvinėtas. Oi, va, galima įžvelgti. Tai va, yra nupiešta, tik tai jį reikia apsiuvinėti. Tai va, tokį turiu. Ir iš karto jis yra su rėmeliu. Iš karto gali imti ir rėminti. Fainas. Ar padėjau? Ne. Gerai. Tada vėl kiškiukas. Čia šitie darbai aš esu irgi bandžiau parduoti, kai ką pardaviau, kai kas likė, tai iš tų, kas liko dabar ir rodau. Tai mielai vėl parduočiau, irgi DMC. Raritetas. Nematau amžiaus, bet senokas. Ai, va, 96 metų. Senas reikalas. Tai va, jeigu domina, rašykit. Pelytės, čia neturiu visų šitų atvirukų, man atrodo gal 2 ar 3, tai visas pilnai neišeitų. Bet fainas tokias pelyčiukės. Šitie mešiukai tikrai man pradėjus siuvinėti buvo labai populiarūs, daug tų schemų vaikščių internete, tai va aš turiu rinkinį, galima pasidaryti metriką vestuvių. Žiūriu kelintų metų. Ir nematau. Tik tai, kad made in UK. Va. Nu, va, Anchoro. Sakiau, kad neturiu beveik. Ežiukai. Irgi senovinis. Toks
Bet irgi DMC 93. Mano gimimo metų rinkinukas. DMC. Ančiukas. Šitas irgi senas reikalas. Meškučiukai. Mėly. Ir dar vienas meškiukas Dženlyn. Su Dženlyn yra variantas, kad Amerikos šį pagamintas net rašo, kad arba jį labai mėgsti, arba visai nemėgsti. 99 metų. Yra kas mėgsta šitą tipažą Dženlyn. Tiesiog turi turėti tam skonį. Turi tau patikti. Ir dabar daug mažiukų. Atsigrūdam. Arčiau. Veltinio rinkinukas. Šiek tiek pavargęs jau. Tiesiog reikėtų imtis, čia pradžia, su dukrytė ir padaryti prieš kalėdas. Fainas. Tada iš mažiukų turiu tokias gėlytes. Tada turiu tokį rudeninį labai gražų. Nežinau, kas čia parašyta, bet galima gi nieko nerašyti. Rūta išversi, ne? Įtariu, kad čia iš tavo. Iš tavo krašto. Ai, dar vienas veltinukas, suvinukas, va. Ir kitai pusė, va, toks. Iš mažyčių boružėlės labai mielas. Galima kaip aplikaciją, kokią drabužį išsivinėti. Turėtų labai gražiai atrodyti su tirpstančia aida. Taip. Irgi fainas mažytis gražuoliukas. Keksiukas. Dar vienas veltinukas. Kažkada gal su dukra prisiversim, padarysim. Eglutė su šituo atviruku. Dar vienas kalėdinukas. O Jezu, dar vienas kalėdinukas. Lygų susiuvinėjimas, labai graži. Galėtų būti servetėlė. Ir netgi paruošta ta servetėlė, matot? Jūs nepavargot dar žiūrėti, nes aš pavargau kalbėti. Paukščiukai. Irgi galima, čia irgi yra kaip atvirukas. Viskas yra paruoštukas. Šitas man irgi labai mielas. Irgi galima ant drabužių kokio maikutės, nebūtinai ant drobelės. Taip. Ui, pajudinau jūs. Tada štai toks lelius. Labai gražios levandos. Ir čia netgi yra levandas, įsivaizduojat? Nežinau, kiek metų šitą. O 94. 94. Ką ta prasme? 30 metų ir aš tam levandom, jūs noriu pasakyti? 30 metų? Tai va. Levandos negenda ir jam nieko nenutinka. 30 metų. Pat nustebau, nesitikėjau. 30 metų rinkiniai su levandom viduj. Ką? Kosmosas. Tada tokį turiu. Čia galim pasidaryti tiesiog kaip ant dovanų. Žinot, kaip būna kortelės. Tai galima išsivinėti. Taip. Jo, tada liko man labai... Jo, dar vienas etapas liko man labai mieli ir labai kažkaip artimi. Tai parodysiu. Tai Millennium Classics, aš jau turiu dar vieną darbą, šį parodysiu, tai šitas nėra man toks artimas, bet kitas man labai patinka, tai va tokį turiu. Dabar liko 3, labai širdžiai mėly, kurios reiktų imti ir išsiminėti. Kaip uždusiu. Taip, tai va tas pats Millennium Classic ir jis man labai patinka. Aišku, jis įdomus, čia gal nusimsim tą datą, aš nieko nesakau, įdomus, nes netgi ta suknelė kaip kaukolė atrodo, tai gal aš tiesiog baltą daryčiau. Bet ir povas, ir medis. Ir nežinau, ką jis čia. The Willies of Stanford. Ant kitų taip. Ai, ne čia pavadinimas. Jie net tiesiog neturi pavadinimo. Jo, dabar žiūriu tiesiog, kad tai yra serija iš 12 dizainų. Bet šitas man labai patinka. Nu, tiesiog kažkaip keistas. Bet mano skonio. Tai va, šitą visai paimčiau ir išsiunėčiau. Tada štai toks Lanarte. O, pasirodo, aš turiu Lanarte. Nu va, galvoju, aš neturiu nieko iš Lanartės, pasirodo, mažulytį turiu. Šitas man labai patinka. Jis toks paprastas. Nu, pažiūrėkite, tiesiog vienam prisėdimui.
Bet jis man kažkoks labai mielas. Ir jis šiaip yra pradėtas, man atrodo, nes aš šiaip pirkau sendaikčiuose. O gal nepradėtas, tik tai sustiguotas. Bet va, tu esi man toks mielas, tiesiog imk ir padaryk per vieną dieną, jeigu nori turėti pabaigtuką. Ir kitas, tikėtina, kad nebusit matę nieko panašaus, tai mano draugė Meilė parvežė jį iš Naujosios Zelandijos. Tai tiesiog jinai keliavo, jinai Aurimo Valavevičiaus lietuviška versija keliauja po pasaulį viena. Tai ir kažkaip, kai rinko mum lauktuvių, pamatė siuvinėjimo rinkinį ir man parvežė. Nu gėda, jau prieš kokius 5 metus, jeigu nedaugiau, dar tikrai iki COVID-o. Ir aš dar neišsiuvinėjau, nes jis žiauriai mielas. Tai va, irgi reikėtų tiesiog imt ir išsiuvinėti. Tai va, viskas. 100. Aišku, daug mažų, bet nublema, belekiek. Ir reikia imti ir išsiuvinėti. Tai kas man labai faina, kad aš dabar pamačiusi visai kai ko užsimaniau. Turbūt tos mažiukus reikia imti. Nepadėti kažkur toli šituos. Tai va šitos visai galima būtų imti ir pradėti ir išsiuvinėti. Šitie 3. Tada labai norėčiau pradėti kai kuriuos samplerius iš Rūtos atvežtų. Tikrai matyčiau. Kaip variantą. Tikrai galima būtų pradėti štai šitą. Labai noriu pradėti ir Violetą miestą. Dabar gal neištrauksiu. Nu, bandom. Tai va, labai norėčiau dar šitą pradėti. Tai galime čia padėliot gražiai, ne? Ką visai matyčiau. Ir parašykit būtinai, ką jūs norėtumėt pradėti. Iš to, ką matot mano sandėliukė, galbūt kažkas jūs sužavėjo, tai tikrai galite man parašyti, nu, negalite, parašykite komentarus, tiesiog kas jums buvo žiauriai fainas. Galbūt net nesat matę, nes pas mane yra tų tokių rinkinių, kaip kažkas rašė komentaruose, specifinis skonis, tai aš taip niekada negalvojau, bet ypatingai tos paskutinius rodant, tai įtariu, kad galit įsivaizduoti, kad na specifinis tas mano skonis, tai galbūt kažko nesat matę ir labai sudomino, o galbūt kažką pačios turit, norėtumėt pradėti, arba neturit, bet norėtumėt iš to, ką aš turiu pradėti, tai nu parašykit, labai būtų įdomu, nes nusakėt, kad įdomu tas rinkinis mano pamatyti, tai labai būtų įdomu ir tas grįžtamasis ryšys tiesiog, kaip jūs įsivaizduot, ką jūs pradėtumėt, arba ką jūs man pasiūlytumėt pradėti. Tai nes tikrai dar norėčiau ir šitą pradėti norėčiau, ir šitą džesnen pradėti norėčiau, iš tokių vat greitesnių, ir va šitą pavasarinį. Ir šiaip iš Rūtos turiu, bet dabar kur aš jūs padėjau, tai net nepasakiau. Iš tokių va greitesnių, ką tiesiog imti ir pradėti. Tiesiog. Arba imti, pradėti ir pabaigti, kaip su tais mažais, ne? Tai va, tai labai lauksiu grįžtamą ryšio iš jūsų, kaip jums atrodo, kas vertas būtų starto. Tai pavyzdžiui toks. Easy, imi ir važiuoji. Tai va, tai turbūt tiek šiam momentui, tai kaip sakiau, labai laukiu komentarų, kai jūs galvojat. Taip pat aš kai kurios minėjau, kad visai parduočiau, tai irgi galite rašyti, jeigu kažkas sudomina, galite asmeniškai rašyti Sol Galerija Instagrame arba Laura Sobolionė Facebook'e, tai tikrai galite surasti, nu, arba į komentarus parašykite, tada susirašysim, kaip toliau bendrauti, tai labai laukiu. Ką jūs šiaip jums faina, įdomu, gražu, ką norėtumėt galbūt įsigyti, ką jūs man patartumėt įsigyti, galbūt aš čia dabar kažkurio rinkinio neužfiksavau, bet jūs manot, kad žiauriai gerai, tada laukiu laikų, follow, jeigu nesekat. Ir ką, susitiksim, tikėtina, kad gegužės pradžioje, nes balandžio 29 yra mano gimtadienis, o paskui 30 mes išeinam irgi į gimtadienius ir panašiai, tai tikėtina, kad gegužės. Ir paskui gegužės dar vieną savaitgalį išvažiuojam į gimtadienius, na žodžiu, pas mus labai daug gimtadienių yra balandžio gale ir gegužės pradžioje, tai Baliai nusimato daug visokių važinėjimų, tai tikėtina, kad bus sunku nufilmuoti, bet na, pabandysiu kažkada gegužės pradžioje kažkaip pasigauti tą laiką, nes tiesiog mes su čia nebus Vilniui, bet gal kažkas ir pavyks pagauti momentą. Tai ką, viskas, einu montuoti, laukiu komentarų, laukiu visokių jūsų minčių ir susitiksim gegužės pradžiai. Iki.